Sveiki, sveiki. Oho, dar vienas ketvirtadienis, dar viena sėkmės istorija mūsų būtent tinklinėme marketinge. Ir šiandien man didžiulė garbė pristatyti savo viešnią. Tai yra, žmogus, į kurį tikrai aš visada lygiuojuosi. Ir kaip pavyzdžiui, kiti yra humanitarai ir yra tiksliukai, ne? Tai mes su Gerda mėgstam trumpai, drūtai. Tai vad Gerda būtent ir yra viena iš tų, kurie kalba trumpai, bet visada duoda vertę. Patikėkit, jos lūpomis šiandien kalbės tik tai nauda. Tai laba diena, Gerda. Labą dieną visiems. Labai ačiū, kad sutiko šiandien su manimi ir su, aišku, visa publika pasidalinti savo istoriją. Bet kaip apie viską nuo pradžių, ar ne? Tai kol dar kiti jungiasi, Laura rašo labutis, labas Laura ir tau, parašykit, ar gerai girdit, gerai matot, iš kur žiūrit, žodžiu, viską papasakokit apie save. O mes su Gerda tada pradėsim nuo to, kad Gerda trumpai mums visiems prisistatys ir keliais sakiniais apie save papasakos. Kas yra Gerda Veselgienė? Taip, Gerda Veselgienė šiandieną aš save pristatau taip. Aš esu versli moteris, verslą supratusi po 50 metų, ne visiškai, bet taip tvirtai ėmusi visų 100% kaip verslą, taip, tai 50 plus ir tikrai džiaugiuosi, kad nenurašau savęs į tas gretas, kad man jau nelaikas, mums jau vėlu, nes sutinkam daug tokių žmonių ir aš noriu padrasinti visus žmonės. Ir kad verslui nesvarbu amžius, svarbu jūsų požiūris. Taip? O kada tu randi mylimą veiklą, tada tu tiesiog prasideda kitas gyvenimas, kitas kvėpavimas, kita energija, nes energija gaminasi nuo veiksmų. Tokių, kuriuos turėsi malonumu. Tai va, iš tikrųjų, jeigu labai trumpai, tai mano išsilavinimas esu teisininkė, bet labai džiaugiuosi, kad laiku supratau, kad tiesiog aš turiu apleisti tą kelią, nes palikti jį tiems žmonėms, kurie nori ten daryti karjerą, kurie ten mato savo ateitį. Aš savęs tiesiog ten nemačiau, aš nenorėjau toliau būti uždaryta valandose, laike, nes patikėkit, teisininkas darbą nešasi galvoje, bent man tai būdavo, kad aš įnešdavausi ir savaitgaliais, ir naktim nemiegodavau, galvodama rebusus, kaip ten ką padaryti, nes mes dirbam žmonėms. Tai šiuo metu aš esu laisva visom prasmėm. Labai smagu girdėti ir iš tiesų labai aidą girdžiu, nežinau, tikiuosi, kad visi kiti gerai girdi. Tai iš tiesų jūs, Gerda, palėdėt labai tokią jautrę temą, nes, pavyzdžiui, čia yra mano mamos karta, ar ne, jūsų, mano mamos karta ir, pavyzdžiui, jinai dirbo darbe 33 metus ir jinai neįsivaizduoja, kaip galima išeiti iš darbo. Tai ką jūs čia dabar sugalvojot, kur jūs čia eisit, ar ne? Taigi aš nieko gyvenime daugiau nemoku, tik tai sėdėti ofise ir, žodžiu, su kompiuteriu kažką dirbti. Tai būtent, kaip viskas atsirado, kas atsirado jūsų gyvenime, kad jums šitai pasikeitė požiūris būtent? Požiūris pasikeitė tada, kad aš pradėjau savęs klausti, ar aš tikrai noriu daryti tai, ką darau, nes finansai tikrai netenkina, tikrai valstybės tarnyboje patikėkit, kas dar nedirbos, įsidarbinkit ir žinosit, kokie tie atlyginimai, linkiu visiems ten padirbėti. Tai o, sakykime, vėlgi ir sakau, savęs klausiu, ar aš noriu būti ten po 5 metų. Jeigu tą dieną manęs netenkino, aišku, ir dar jeigu aš po 5 metų darau tą patį, dar bus blogiau, nes kas atsitinka su metais, menkėja savivertė. Kuo ilgiau ten sėdėsim, tuo sunkiau bus mums kažką pakeisti ir tada sakysim, kokia bloga valdžia, kokia maža pensija ir taip toliau. Tai aš iš tų, kad aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą šiandien ir už savo ateitį. Ir neburbuliuoju, o darau veiksmus. Labai džiaugiuosi, kad yra dar tokių žmonių. Tai būtent tinklinė rinkodara yra apsupta tokiais žmonėmis, kurie mato gyvenime kažką daugiau ir plačiau. Tai dabar, Gerda, kaip jūs iš viso sužinojot būtent apie tinklinę rinkodarą? Koks paukštelis čia jums pačiulbėjo? Tinklinė rinkodara tikrai, kaip pasakyti, atėjau į tinklinę rinkodarą dėl produkto
Ir tą dienai pasakiau, kad aš tikrai nebūsiu jokia platintoja ir aš tikrai nedirbsiu tinklinėje rinkodaroje, nes tiesiog nemačiau galimybę, tiesiog netikėjau, kad tai yra verslas, netikėjau, kad čia galima uždirbti, nes buvau prisiklausius, prisiuoščius, kaip ten, žodžiu, visi kiti neuždirba. Ir tipo, aš turiu nuomonę susiformavusią. Taip. Tai vat, o kada aš atėjau dėl produkto, kuris man tikrai patiko, suimponavo, surezonavo ir aš jo norėjau, ir tada, kada ateina į kompaniją iš vidaus, tada tu gauni tikrai žinias. Ir va tai, kas ką sakė, taip, kalba tie, kuriem nepasiseka, kalba tie, kurie palūžtam pirmų sunkumų, kalba tie, kurie nori labai greit pinigų, labai greit šlovės nori. Taip, ir jie, sakykime, greit negavo, sako, čia ne kelias, čia ne verslas. Tai vat aš, kada atėjau ir iš vidaus viską pamačiau, vat tada po 2 metų vartojimo vyras sako, žinok, čia verslas. Ir tada mes labai rimtai paėmėm, sakykime, save į rankas, sustrategavom veiksmus ir gavom labai greitai puikų rezultatą ir puikus atlyginimus. Gerai. Tai žodžiu, pas jūs vyras yra strategas, kaip jūs mėgstat ar ne visą laiką sakyti. Tai dabar dar mum papasakokit, ar ne? Tai kad uždirbti čia įmanoma, tai jūs jau greitai supratot. O dabar po tiek metų būtent darbe, va, šitoje tinklinėje rinkodaroje, kokį pasiekti rezultatai, ką pamatėt, ką regėjot, žodžiu, pasidalinkit su mumis. Iš tikrųjų, mes lietuviai kažkaip esam kuklus, nes atrodo, nefaina man kalbėti apie tai, kiek aš ten tų kelionių gavau, taip, nes, kaip nuo pat 1 metų, kada mes pradėjom rimtai žiūrėti į verslą, taip, ką mes pirmiausia, mes labai rimtai pradėjom žiūrėti į visas kvalifikacijas. Ką be paskelbė, mes vykdėm visas kvalifikacijas pačiu aukščiausiu lygiu. Ne tai, kad kažkaip galbūt, ar ne, bet mes vykdėm jas visas. Ir žinoma, visos kvalifikacijos yra komandos nuopelnas. Bet tą komandą suburti, taip, tai nebūna šiaip savo, nesubėga tie kreditai atsitiktinai. Tai vat būtent, sakykime, mūsų įdirbis, mūsų fokusas, mūsų ėjimas ir kasdieniai veiksmai ir mintys veda į kiekvieną kvalifikaciją. Ir taip mes nuo pat 1 metų, kada įvykdėme jau menedžerio kvalifikaciją ir nuo tų metų mes pradėjom kiekvienais metais keliauti iš kompanijos. Ir taip pamatėm daug pasaulio, taip, sakykime, ir Amerika, Meksika ir žodžiu, ir daug visokių dalykų, ko tikrai nebūtum be tinklinės rinkodaros pamatę. Nei finansiškai, net aš savo net tiek svajot neleidau. Man dabar, sakykime, kaip paskutiniais metais buvo rinktis ar Amerika, ar Tailandas, ar ne, ir jau tu galvoji, Amerikoje jau buvau 3 kartus, dabar imu Tailandą. Net gaunasi įsidirbinėjai. Čia jau kaip iš fantastikos kažkokių knygų žino. Čia Amerikoje jau 3 kartus bus, dabar Tailandą gal rinksiuos. Tai ar perkopė jūsų tas atlyginimas būtent tą valstybės sektoriaus atlyginimą ir kiek kartų? Pasisakykit, ar čia įmanoma. Jeigu kartais, tai tuo metu, kai aš išeidinėjau jau iš darbą, jis buvo 4 kartus didesnis. Tai jau įmanoma uždirbti. Taip. Arba labai mažai tenai uždirbot. Jau kaip vis tiek minimumą turi gauti. Nesunku skaičiuoti, ar ne? Bet ką noriu pasakyti, kad labai, tokia yra nerašyta formulė, kaip sako, žmogus palieka savo ankstesnį darbą, taip tada, kai jisai 2 kartus uždirba daugiau negu darbe. Taip, tada jau yra protinga palikti ir pasirinkti vieną kelią. Bet aš noriu pasakyti, kad aš ir pasiekus 2 kartus atlyginimą, aš vis tiek jo nemečiau. Nes tas mąstymas, vdruk, gal, čia saugu, ten nesaugu. Ir tas toks protas, ar ne, jisai trukdo. Protas, kuris mane apsaugo, tai mane jisai stabdė dar kelis metus ir galų gale ačiū vėl savo vyrui, kuris sako, klausyk, gyvenimas eina dabar. Mes dabar gyvename, mes neturim sutarties, ar ne, kiek mums bus tų metų ir taip toliau. Ir man tas labai labai patiko, kad mes tiesiog abudu norim gyventi dabar, daryti dabar ir kurti ateitį dabar. Taip, po kiek metų išėjot iš darbo? Kiek metų jau vystėt verslą ir pasakėt, kad viskas, jau šiandien stop? Šiaip jeigu versle buvom 9 metai. Tai dar kelis metus padirbot. Tai gerai. Taip, jeigu rimtai 7. Gerai, bet teisininkė, tai yra tokia gan šilta vieta, ar ne? Nes kiti svajoja apie teisininko karjerą ir taip toliau.
O kaip jūsų kolegos reagavo būtent į tą žinią, kad Gerda čia dirba, sociume jau toks labai jau statusas, jau gražus, išeina platintoje dirbta, ne? Tai kaip jie visi sureagavo į tokią žinią? Šiaip buvo labai įdomių buvo reakcijų ir vat, viena iš tų, kai sako, tai tie platintojai dar ir uždirba, kita sako, žinai, tu, kai kalbė apie Foreverį, tavo blizga akis, tu niekada taip netrodai, kai mes kalbam apie bylas. Sako, aš seniai supratau, kad čia laiko klausimas, kada tu išeisi. Nes aš visada sakydavau, kai man darbas trukdys verslui, aš pasirinksiu verslą. Taip ir visi galvoja, kad tai yra juokai, nes tu tikrai nepaliksi to darbo, bet kada išėjau, tiesiog jau buvo ir kaip pripratę ir nelabai buvo kam naujiena. Bet nustemba, kad tie platintojai dar ir uždirba. O kaip manot, iš ko susiformavus tą tokią neigiamą, būtent, kodėl visi taip ne visi, dabar jau su laiku jau tikrai visai kitaip žiūri, bet kodėl anksčiau taip neigiamai žiūrėjo? Aš manau, kad tai yra žinių trūkumas. Tų tikrų žinių trūkumas, kaip ir aš pati buvau, taip prisiklausius, prisigaudžius iš tų nevykėlių, kurie lekia per visas kompanijas ar apskritai tik grįžt kažką gyvenime. Tai galbūt toksai antras dalykas, tas manymas, kad stabili darbo vieta, tai yra valstybės tarnyba arba kažkokia darbo vieta, taip, tai yra stabilumas, garantijos. Ir būtent teisme aš mačiau labai, sakykime, ne vieną skaudų pavyzdį, kai per vieną naktį žmogus gyvenimas pasikeičia ir jisai iš kažko tampa niekuo, tiesiog jam labai gražiai būna, ar ne, leisti išeiti savo norų ir taip toliau. Tai tų garantijų visiškai niekur nėra. Ir nieko nėra pastoviau už pokyčius. Ir šita situacija, pandemija, tai parodė, kad labai daug tų verslų, labai daug darbų tapo. Ir dar kad tenka kalbėti su kolegom, kurie dirbo valstybės tarnyboje ir kada jiem teko dirbti iš namų, jie suprato, kad jiem vienintelis malonumas eiti į darbą, tai yra eiti į darbą. O kai reikėjo tą darbą daryti iš namų, tai buvo visiška katastrofa. Įsivaizduokit, kiek yra nelaimingų žmonių ir aš tokiu atveju visada siūlau planą B. Taip, tu dabar turi savo darbą, tu turi puikų atlyginimą, taip, puikų, kiek kam užtenka, bet tu turėk planą B. Taip? Tai yra labai geras pasakymas, kurį išgirdau neseniai per vieną live ir sako, žmogus juk neina pirkti batų basas. Mes perkam batus tada, kada dar mes su batais, taip? Tai aš irgi visada siūlau dabar žmonėms, jūs imkite tą antrą planą, jūs imkite, nes čia bus lėtas augimas, čia bus lėtas brandinimas jūsų kaip asmenybės, kaip verslo ir jūsų finansų. Geras. Man tas pasakymas, kad žmogus eina į darbą tik tam, kad eitų į darbą ir tai yra vienintelis malonumas iš tiesų, ar ne? Aš pati žinau, kaip aš po antro berniuko jau laukiau, nes ko aš laukiau? Aš ne darbo laukiau, aš laukiau, kad galėčiau išeiti iš namų, ar ne? Tai čia yra dauguma tikrai žmonių taip ir gyvena, kad tik išeiti, pakeisti aplinką ir taip toliau. Tai šituos žodžius aš įsirašysiu į savo sąsiuvinį. Tai dabar, Gerda, žiūrėkit, jūs jau daug metų versle. Ar labai pasikeitė būtent tinklinė rinkodara nuo to laiko, kaip jūs pradėjote daryti verslą ir dabar, kaip viskas persikėlė į online'us ar ne, Facebook'us, visus socialinius tinklus? Ar labai pasikeitė? Ar principas vis tiek išliko tas pats? Mano akimis žiūrint, tai labai stipriai pasikeitė ir ačiū Dievui, kad labai taip stipriai pasikeitė. Nes kai mes pradėjom, buvo visai kitoks požiūris, visiškai kitas suvokimas, supratimas, kiti mokymai. Ir šiandien dienai, kadangi tai vėlgi davė, aš manau, ir online'as, daug to viešumo, mes pradėjom labai garsiai kalbėti etiškai, kalbėti, sakykime, tiesą čia ir dabar, nes nekelti lūkesčių žmonėms, ir tas atvirumas. Ir man dar kas labai patinka, kad tiesiog daug dabar kompanijų yra viešumoje ir nėra geresnių ar blogesnių, nėra lyginimosi, nėra kažkokių. Tai man tas etiškumas, kas atsirado, aš manau, kad būtent su šitų viešų online'ų, taip, nes tikrai anksčiau buvo toks, mes tai geriausi. Ir dar dabar sutinkam žmonių, kur sako, tai visi sako, kad geriausi. Tai sakau, čia praeitis, taip. O antras dalykas, vėlgi, sakykime,
tas suvokimas, kad tinklinė rinkodara, tai reiškia, reikia lakstyti, platinti, įkyriai brukti, siūlyti, nesvarbu kokią kainą, 2 imk 3 gausi dovanų, jeigu neimsi 3 gausi 5. Ir žodžiu, bet kokiu atveju tu net stosi nuo žmogaus. Tai vat tas prieskonis jis dar eina, bet jau, sakau, ačiū šitam viešumui, kad mes pradėjom kalbėti kitaip ir žmonės išgirdo, kad tai yra rimtas verslas. Taip, tai dabar žiūrėkit, Gerda, jeigu žiūri mus kažkokį, nauji žmonės arba dar tik tai galvojantis prisijungti, gal jūs galėtumėt va dabar čia ir dabar nustatyti teisingus lūkesčius iš karto, kad ką žmonės iš tiesų gauna atėję į tinklinį marketingą ir kaip tai yra lengva ar nelengva? Šiandien dienai galiu pasakyti iš savo nuomonę, taip, tikrai nebus, tai yra visiems vienas receptas, bet pirmas dalykas, tai pirmiausia, pats žmogus turi pasakyti, ko jis nori, nes vienam užtenka lėtai, sako, leisk man apsiprasti, suprasti ir, žodžiu, nelys kiekis, kitam reikia čia ir dabar, aš noriu va dabar pajausti, taip, tu gali tą patį momentą, taip, tu užsiregistravai kitą dieną, tu gali užregistruoti žmogų ir gauni pinigus. Tai čia pasirinkimo ir požiūrio klausimas, kad tai nėra lengva, tikrai, man, sakykime, ar sunku, ar lengva, aš šitų žodžių nenaudoju, todėl, kad viskas yra lengva, ką mes darom su malonumu. Tai vat jeigu jungiasi žmogus su malonumu daryti tai jam bus faina, ką reiškia sunku, ne? Sunku, tai fiziškai dirbti sunku, bet jeigu mes kalbam apie produktą, kalbam apie galimybės, tai man čia tas žodis, nežinau. Tai vat greitų rezultatų vėlgi priklauso nuo tavęs. Jeigu tu įsijungsi savo turbo, taip, kaip vat, vieni vokiečiai sako, kaip eiti, sakykime, sako, kaip jūs darot verslą, sako, mes spaudžiam gazą iki dugno. Jie vat su tokia jėga eina ir jie per 2 metus tapo safyriniai. Taip, nes jie iki dugno kiekvieną dieną spaudžia. Man to nereikia, aš nenoriu iki dugno kiekvieną dieną. Tai čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas ir tie, kas klauso, jūs nebijokite svajoti, nes aš vakar bendravau su vienu jaunu vyru ir sako, mano bėda, aš nemoku svajoti, aš nežinau, ko norėti. Ir kai žmogui pasakai, užsirašyk, kodėl tau to reikia, pas jį nepramuša svajonės. Tai ką duoda tinklinė rinkodara, tai tikrai išmoko svajoti drąsiai, nes čia galimybės yra visiems. O ką jūs pasirinkite? Reikalas. Aš taip pati tuo įsitikinau, nes visada buvau tas vadinamas termostatas. Jeigu tik panori kažko daugiau, tada būna, ne, čia ne tau, čia va kitiem tai gal tai, bet ne tau, tu ramiai pabūk. Paskui, kai tu supranti, palauk, tai kodėl ne man, ką aš kitokia, ar ne, negu ten kiti tie žmonės. Dava, imam, darom, tai tikrai. Emocijos ar ne, greitis, taip ir tas paprastumas, tai yra paprasta sėkmės formulė, tikrai, aš jau pati tuo įstikinau. Mielieji, jeigu gaunate kažkokios vertės, jeigu patinka Gerda, tikrai dalinkite šiuo interviu, kad kuo daugiau žmonių išgirstų, kad čia iš tiesų, nėra vien tik platinimas ar ne, ir vien tik žmonių apgaudinėjimas, čia iš tiesų, čia yra saviugdos kursas, patikėkit manimi. Jokio apgaudinėjimo. Jokio apgaudinėjimo. Taip, dabar Gerda, viskas keliasi į online, ar ne, mes tampam vieši, mes esam socialinė erdvė. Ar dažnai jums pačiai tenka susidurti su skeptikais, kurie būtent sako, kad čia neįmanoma uždirbti, iš tų senų laikų tokius tai žmonėmis? Ar tenka susidurti? Žinoma, kad tenka, nes jie niekur nedingo, tie žmonės, kurie galvojo gyvai susitikimuose, kad neįmanoma, jie toliau taip pačiai galvoja ir dar labiau galvoja, kad jiems jau vėlu eiti online'us. Tai būtent, sakykime, tų žmonių visada buvo ir bus visokių, bet aš sakau, aš kalbu tiems, kurie nori keistis, kurie nori pokyčių, kurie nenori patogios kėdės, taip, auginti savo nereikalingus dalykus, o tie, kurie nori eiti, daryti, bėgti, lėkti per pasaulį ir imti iš gyvenimo maksimaliai. Supratau. Ir iš tikrųjų, kaip tu minėjai, kad viskas mūsų galvose, tai aš labai gerai prisiminiau, kai mes pačiais pirmais metais tapom
menedžeriais ir nuvažiavom kovo mėnesį, ar balandžio pradžia buvo, ar kovo, ir mes nuvažiavom į Budapeštą, taip pat į pirmą Europos sueigą. Ir ten tada pranešė apie erelių sąskrydį, kuris vyks Sardinijoje, bet jau tas erelių sąskrydis nuo sausio jau jisai kapsi. O mes galvojame, kaip ir tu sakai, tai čia dar mes mažiukai, čia dar mums nelaikas, čia dar čia mes tik nesutėjom kojų apšilti, ar ne, nes tik lapkritį juostas atsiėmėm, o jau čia, žinai, nuo sausio viskas vyksta. Ir tam renginį mes supratom, kas pasakė, kad mes negalim. Mes tada su Vidmantu palauk, mes būsim. Ir mes buvom nuo pat pirmo erelių sąskrydžio, mes dabar vykstame visus erelių sąskrydžius, nes tada mes savo pasakėm. O kažkodėl iš kažkur buvo susiformavus toks mąstymas, kad ne, mums dar reikia biskių sušilti. Tai va žmonės, kurie galvoja, kad mes dar maži jauni, kad tik atėję, mums reikia šilti, nieko panašaus. Jūs lygiai taip pačiai esat starti tokiam pačiam. Tai ką Gerda, vat būtent jūs palinkėtumėt naujiems žmonėm, kurie dabar žiūri, kurie galvoja, va Gerdai, tai gerai, jau šitiek metų versle čia visur apkeliavus, jau jai lengva kalbėti, o va man tai kitaip viskas yra. Tai ką palinkėtumėt naujokui? Naujokui palinkėčiau, kaip ir savo, visada mes kiekvieną dieną pradedam dirbti nuo nulio. Tai vat visada mes nusinulinam ir mes kiekvieną dieną dirbam nuo nulio. Ir palinkėčiau tikrai nestabdyti savęs, nes mes visi turim daug galimybių, galių ir mes turim kalbėti žmonėms apie galimybę gyventi kitaip, apie galimybę turėti puikų produktą. Ir mes neturim būti egoistai ir galvoti, kad aš dar mažai ir man nelaikas. Mes neužaugsim, jeigu mes savęs neauginsim. Taip, kad nestabdykit savęs, nesilyginkit su kažkuo, kas kažkiek metų. Žinokit, tie, kas dirba, jie dirba kiekvieną dieną nuo nulio. O pas jūs dabar, tarkim, jūs jau daug metų versle, pas jūs daugiau ateina kaip tik jaunesnių žmonių, kurie jau žino, kad reikia kažko daugiau gyvenime, ar kaip tik dabar ateina žmonės, kurie jau pavargę nuo visko ir nori jau kažką keisti? Tikrai neišskirčiau vienos grupės, nes bandžiau aš įsigryninti savo avatarą ir man niekaip nepavyko, nes aš tiesiog pati su savimi nesusitariu, kad ne, kodėl dabar pas mane turėtų būti tik 50 plus ar 40, ne? Ir taip atsitiko, kad šiandieną tikrai pas mus yra labai įvairių žmonių, labai. Nuo 21, sakykime, mane iki ten 75. Tikrai labai diapazonas didžiulis ir aš tada dar labiau džiaugiuosi, ne, kad aš galiu dirbti su visokia auditorija. Man nėra taip, kad aš galėčiau siaurai kažką daryti. Taip, tikrai, kaip Eglutė sako, ačiū Gerda, gavom galimybę, dabar tik išnaudoti reikia. Iš tiesų, čia reikia daryti, ar ne? Bet kaip Gerda sako, visi pasirenkam savo skirtingus tempus. Galbūt vienas nori iš Palangos į Vilnių skristi lėktuvu, nes ir tai yra įmanoma, ar ne? Kitas galbūt automobiliu važiuos, kitas dviračiu, kitas galbūt peškomiais. Bet, kaip mes sakom, šliaužiam su tais, kurie šliaužia, einam su tais, kurie eina ir bėgam su tais, kurie bėga, tik nesėdim. Sėdim su tais, kurie sėdi. Taip. Tai va, Gerda, ačiū labai už jūsų skirtą laiką, už tai, kad pasidalinot būtent savo išgyvenimais, savo patirtimi. Galbūt dar norit kažkokį tarti paskutinį sakinį savo publikai. Labai dažnai paskutiniu metu girdžiu tokį pasakymą, kad tinklinė rinkodara yra visiems, bet ne kiekvienam. Taip? Iš tikrųjų, bet kas yra ne kiekvienam. Nesvarbu, ar tai būtų tinklinė rinkodara, ar tai būtų kirpėjos verslas. Viskas nėra, kad būtų tinkama vienam žmogui. Bet po to, sakykime, visai irgi neseniai išgirdau tokią frazę, kad kodėl žmonės nenori tinklinės rinkodaros? Todėl, kad jie nemoka paimti uždarbio. Jie gali parduoti save, jie gali eiti į darbą, nes ar jūs girdėjot pasakymą, kad darbas ne man? Ar girdėjot žmogų, kuris sako, aš nesutvertas darbui, darbas ne man? Taip? Nes tai jau yra mūsų pasąmonėje, kad mes visi galime eiti į darbą, nes normalu save parduoti, kad ir už grašius, kad ir, sakykime, bet lyginimo kelis mėnesius, nes darbdavys vėluoja tau. Tai yra normalu. Tai va čia yra mąstymas, taip? Taigi tinklinė rinkodara visiškai visiems, kurie gali mąstyti kitaip ir leisti savo uždirbti pinigus. Sau. Taip, kad mėlyjei, neprašykit savęs į tas gretas, kur
galima tik tai parduoti save ir dirbti kitiems. Labai teisingai, labai ačiū, Gerda. Kaip ir sakiau, mėlyjei, kad iš Gerdos lūpų kalba patirtis, kalba, jinai visada kalba naudos kalba. Nu, nebereikalo būsi teisininkė, ne. Viskas yra pamatuota, pasverta, tai va dėl to aš labai dėkoju, Gerda, kad jūs šiandien sutikot būtent su mumis susitikti ir pasidalinti savo istoriją. Na, o visiems kitiems, kurie žiūrėjo arba dar žiūrės, labai kviečiu pasidalinti šio vaizdo įrašu ir žinoma, kam patiko Gerda, būtinai su ja susisiekit. Ji turi didžiulę patirtį, didžiulę komandą ir aš tarp kitko esu dalis tos komandos ir labai didžiuojuosi, kad būtent patekau čia ir ne kažkur kitur. Tai va, tai jeigu buvo įdomu, susisiekit su Gerda, o visiems kitiems linkiu gražios dienos ir iki kitų susitikimų. Ačiū visiems. Iki. Iki.